1917 m. spalio perversmo į valdžią Rusijoje atėjo bolševikai. Po pilietinio karo 1922 metais jiems pavyko galutinai įsitvirtinti valdžioje ir įkurti pirmąją komunistinę valstybę žmonijos istorijoje – Sovietų socialistinių respublikų sąjungą. Ši valstybė vėliau tapo Antrojo pasaulinio karo laimėtoja ir išplėtusi savo teritoriją okupuotų valstybių sąskaitą užėmė netgi 22,4 milijonus kvadratinių kilometrų arba šeštadalį Žemės planetos sausumos ploto ir savo gyvavimo laikotarpiu buvo didžiausia valstybė pasaulyje. Istorijoje tik mongolų ir britų kolonijinės imperijos per savo piką valdė didesnę teritoriją nei Sovietų sąjunga. Po Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjunga varžėsi ginklavimuose ir tarptautinės įtakos varžybose su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Remdama įvairiose pasaulio vietose prasidėjusius komunistinius judėjimus, taip įsitraukdama į netiesioginius karinius konfliktus prieš kapitalistinį bloką. Sovietų sąjungos ekonomika ilgą laiką buvo viena iš pirmaujančių pasaulio ekonomikų. Pagal bendro vidaus produkto dydį Sovietų ekonomika nusileido tik Jungtinėms Amerikos valstijoms. Joje buvo pagaminama 1/5 viso pasaulio pramonės produkcijos. Tačiau 1991 metais ši didžiulė valstybė galutinai subyrėjo. Komunizmas žlugo ir pasaulio žemėlapyje atsirado 15 savo nepriklausomybės paskelbusių valstybių, tarp kurių buvo ir Lietuva. Taigi šiame video sieksime atsakyti vieną svarbiausių klausimų nulėmusių didžiausius tarptautinės politinės sistemos pokyčius po Antrojo pasaulinio karo. Kodėl žlugo Sovietų sąjunga? Vertindami politinius įvykius pradėkime ir nuo politinių faktorių. Po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo šaltasis karas tarp Sovietų sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Abi valstybės varžėsi dėl įtakos pasaulyje, stengėsi viena kitą įveikti ginklavimuose varžybose ir netiesiogiai kariavo per trečiąsias valstybės – Korėjoje, Vietname ir kitur. Taigi Jungtinės Amerikos valstijos buvo labiausiai suinteresuotos palaužti Sovietų sąjungos galią ir įtvirtinti vienpolę tarptautinių santykių sistemą. Todėl jis savo vykdomą politiką siekė pranokti sovietus, pirmiausia, karinė galia. 1981 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas paskelbė labai brangiai kainuojančią persigrupavimo ir branduolinių ginklų programą pavadintą Žvaigždžių karai. Jungtinės valstijos pradėjo skirti milijardinės lėšas tam, kad sukurti gynybinę sistemą, kurios dėka Jungtinės Amerikos valstijos apsigintų nuo bet kokios branduolinės atakos. Būtent tuo metu Sovietų sąjungoje vyko ekonominė krizė ir kaip reikalavo šaltojo karo kanonai, sovietams pirmą kartą nepavyko atsakyti amerikiečiams tuo pačiu ginklavimusi varžybose ir taip krito Sovietų sąjungos įvaizdis tarptautinėje arenoje. Kitas labai svarbus faktorius – ekonomika. Šaltasis karas nebuvo vien tik varžybos tarp Sovietų sąjungos ir Jungtinių valstijų. Tai buvo ir karas tarp kapitalizmo ir komunizmo, kuris santvarka yra geriausia pasaulyje. 1985 metais arabai atrado daugiau naftos telkinių bei padidino naftos gavybą, kas nulėmė smarkų naftos kainų kritimą. Nors ir Sovietų sąjunga buvo itin industrializuota valstybė, tačiau didžioji dalis lėšų biudžeto buvo surenkama iš naftos ir gamtinių dujų eksporto. Todėl kritusios naftos kainos skaudžiai atsiliepė šalies ekonomikai. Taip pat šalies ekonomika ženkliai smuko tuometiniam šalies vadovui Michailui Gorbačiovui pradėjus vykdyti antialkoholinę politiką, kurios metu buvo surenkama mažiau lėšų biudžetą dėl kritusių alkoholinių gėrimų pardavimų. Kitas skaudus smūgis šalies ekonominiam stabilumui buvo Černobylio katastrofa, po kurios sovietai nepajėgė susitvarkyti su atominės avarijos padariniais. Minėtos priežastys privedė prie to, kad dalis Sovietų sąjungos nomenklatūros pradėjo reikšti norą keisti politinę sistemą šalyje, kadangi buvo įžvelgta, jog komunizmas neišsilaikys. Komunistų partijos atstovai jau siekė komunizmo elementų derinimo su liberalizmu. Iš lėto atsisakyti planinės ekonomikos, kurios Sovietų sąjunga jau nebepakėlė. Michailas Gorbačiovas 1985 metais tapo Centrinio komiteto vyriausiuoju sekretoriumi. Jis nebuvo linkęs pritarti laisvos rinkos ekonomikos elementų įdiegimui socialistinėje santvarkoje, todėl iki 1987 metų vykdė Uskorėniją, ekonominės plėtros programą, kurios tikslas buvo paremti planinę ekonomiką, siekiant padidinti darbo našumą, pramoninį ir agrikultūrinį produktyvumą, greitos technologinės modernizacijos bei įvykdyti vidaus produktų kokybės kontrolę ir kitą. Tačiau mestos pastangos išsaugoti komunizmą buvo neefektyvios ir Gorbačiovui teko imtis kitos politinės kortos – perestroikos.
Perestroikos metu imtasi liberalizuoti politinį Sovietų Sąjungos valdymą, pradėjo kurtis naujas partijos, į valdžios postus galėjo kandidatuoti partijai nepriklausantis asmenys. Viena iš perestroikos sudedamųjų dalių buvo Novoje Mušlėnėje, kuris skelbė, kad reikia suartėti su vakarų pasauliu ir siekti ekonominę bei mokslinę bendradarbiavimą. Kitas svarbus elementas kritiškai keičianti sovietinį ideologiją buvo glasnost, sąlyginai panaikinęs cenzūrą Sovietų Sąjungoje. Šios politikos reformos Sovietų Sąjungos piliečiams suteikė daugiau iki tol nebuvusių teisių, įskaitant didesnę žodžio laisvę. Žiniasklaida tapo daug mažiau kontroliuojama, tūkstančiai politinių karinių ir disidentų buvo paleisti į laisvę. Pradėta viešai kalbėti apie Sovietų Sąjungos ekonominės problemas, netgi pradėta skelbti, jog planinę ekonomiką reikia keisti rinkos ekonomiką, todėl buvo pradėti steigti kooperatyvai įteisinta privati nuosavybė. Tačiau tai parodė, kad sovietų biurokratija ir administracinė sistema nebuvo pajėgi tinkamai gyvendinti teigiamų pokyčių. Sovietų planinės ekonomikos palikimas, industrijos disproporcija, kai kurių produktų reprodukcija, o kai kurių deficitas privedė prie ekonominio nuosmukio, prie kurio prisidėjo ir kylanti hiperinfliacija, kai rublio vertė buvo nebefiksuojama valdžios. Perestroikos dėka įvairiose tarybinėse respublikose pradėjo steigtis nacionaliniai judėjimai. Lietuvoje tai buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, kurio tikslas buvo pertvarkyti Lietuvos sovietinės socialistinės respublikos modelį pagal Gorbačiovo vykdytą perestroiką, o vėliau ir siekti atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Taigi atrodytų, jog vienas iš esminių faktorių, kodėl žlugo Sovietų sąjunga, buvo perestroikos politika, kurios metu sovietų valdžia pralaimėjo pokerį pati prieš save. Vykdė reformas, kurios pertvarkė komunistinę santvarką, kas buvo sovietų ideologijos pagrindas ir leido kurtis nacionaliniams judėjimams, kurie vėliau pradėjo atsiskirinėti nuo Sovietų sąjungos. Tačiau ar atsakymas tikrai yra toks paprastas? Sovietų sąjungos ideologinis pamatas buvo komunizmas. Atsisakius šios politinės ekonominės santvarkos buvo išmuštas sovietų ideologinis pamatas ir ši valstybė nebeturėjo idėjinės prasmės toliau egzistuoti. Tačiau esminis klausimas turėtų būti, ar komunizmas iš esmės gali veikti kaip santvarka. Bolševikai 20 amžiaus pradžioje įvykdė perversmą skurdžioje agrarinėje valstybėje, kurioje siekė įvesti komunistinę santvarką. Visų pirma, tai iš esmės prieštaravo komunizmų ideologo Karlo Markso postulatams, kadangi šis aprašydamas komunizmą pavyzdinė valstybė šios santvarkos įgyvendinimui laikė Didžiąją Britaniją, kuri XIX amžiuje turėjo labiausiai išvystytą pramonę Europoje. Taigi bolševikams įvykdžius perversmą ir nacionalizavus ekonominius subjektus, dvarus, privatų žemės ūkį, menkai išvystytą pramonę karo komunizmui, šalies ekonomika labai susilpnėjo, kai kuriuose vietose netgi prasidėjo badas, nes maisto produkcijos buvo pagaminama mažiau nei prieš tai ir nemaža dalis buvo skiriama karui. Šalies ekonomika atsigavo įvedus naująją ekonominę politiką, kuomet laikinai buvo grąžinta privati nuosavybė smulkiems ūkiams ir kiti laisvos rinkos ekonomikos elementai. Tačiau atstačius karo suniokotą valstybę 1927 metais visas šalyje buvęs privatus turtas buvo nacionalizuotas ir grįžta prie centralizuotos planinės ekonomikos. Pradžioje įvestas 5-mečio plano ekonomikos modelis buvo efektyvus, nes sovietai suprato, jog tam, kad prisivyti labiau pažengusias vakarų valstybės, reikia industrializuoti valstybę. Didelis dėmesys buvo skirtas sunkiai pramoniai ir metalurgijai, taip pat resursų gavybai, medienai, metalams, angliai, vėliau dujoms ir naftai. Stiprėjanti pramonė nulėmė, jog vis daugiau gyventojų kėlėsi gyventi į miestus ir dirbti fabrikuose bei gamyklose, kas iš valstybės, kurios 85% gyventojų sudarė valstiečiai, pradėjo formuoti vadinamą proletariato sluoksnį, dėl kurio diktatūros bolševikai tiek kariavo. Tačiau ši politika turėjo ir kitą pusę – kolektyvizacija. Kolektyvizacijos metu buvo nacionalizuota valstiečiams priklausiusi žemė ir iš privačių žemės ūkio subjektų pradėti kurti kolektyviniai ūkiai. Šio proceso metu visoje Sovietų sąjungoje žuvo 12 milijonų žmonių. Ne vien dėl to, jog daugiau žemės turėjo valstiečių buvo ištrimti ar nužudyti, bet ir dėl kritusių ūkio produktyvumą bei išvežamos žemės ūkio produkcijos į miestus. Tokioje sistemoje ilgainiui išryškėjo jos defektai lyginant su kapitalizmu. Darbininkams atlyginimai buvo nustatyti ne laisvos rinkos, bet valdžios ir būdavo fiksuojami. Tas pats buvo su prekių ir paslaugų kainomis. Jas nustatydavo valdžia. Todėl prekių ir paslaugų perskirstimas buvo netolygus. Nors ir gyventojai turėjo valiutos, rublių, tačiau dažnu atveju negalėdavo įsigyti norimų prekių,
nes jų tiesiog nepakakdavo visiems gyventojams, todėl jų perkamoji galia iš tiesų buvo mažesnė dėl pasiūlos trūkumo. Kita vertus, per 5-mečių planus nustatant siekiamus rezultatus, o ne juos nustatant pasiūlos ir paklausos santykiui, kai kurių industrinių prekių būdavo pagaminama per daug ir pagaminta reprodukcija dulkėdavo sandėliuose, kuomet kitų prekių buvo visiškas deficitas. Sudaryta iliuzija, jog prekės kainuoja pigiai, tačiau jų kiekis buvo itin mažas, nespręsdavo gyventojų aprūpinimo problemos. Statant naujas gamyklas ir fabrikus, sovietų ekonomika iš tiesų stulbinamai augo. Tačiau šaltojo karo eigoje išryškėjo ir kitos ideologinės komunizmo problemos. Komunistinėje santvarkoje bedarbystės teoriškai būti negalėjo, todėl sovietų valdžia privalėjo užtikrinti, kad visi gyventojai būtų įdarbinti. Taigi, tai ne visada nulemdavo, kad darbininkų atliekamas darbas buvo produktyvus, nes dažnu atveju įgyvendinti reikalavimą visus įdarbinti tiesiog buvo sukuriami nereikalingi etatai gamyklose ir statybose, kuriuose darbo krūvis buvo perskirstomas neproporcingai. Lygiai taip pat išryškėjo ir planinės ekonomikos modelio ydos, tačiau ne vien per ideologinius, bet ir žmogiškuosius faktorius. Gamyklų ar fabrikų vadovams reikėdavo įgyvendinti nustatytus 5-mečio planus, kurie, kaip žinia, norint pasiekti ekonominės plėtros, kasmet buvo nustatomi vis aukštesni nei pernai. Vadovai tai suprasdami ir siekdami išlaikyti savo darbo vietas bei gaunamus priedus, dažnu atveju, išvelgdami, jog gali pasiekti nustatytus planus, juos pasiekdami tiesiog nesiekdavo aukštesnių rezultatų, nes žinodavo, kad kitais metais jie gali būti dar labiau iškeliami ir sunkiau pasiekiami, todėl dažnu atveju industrinė plėtra stagnuodavo. Kita priežastis, kuris svariai prisidėjo prie Sovietų Sąjungos žlugimo, buvo inovacijos trūkumas. Tai vienas iš išryškėjusių esminių skirtumų tarp kapitalistinės ir komunistinės santvarkos. Vakarų kapitalistinėme pasaulyje siekis padidinti darbo našumą ir efektyvumą skiriant tiek pat resursų skatino inovacijos, mokslinių išradimų dėka rasti būdus, kaip sumažinti sąnaudas ir padidinti produktyvumą. Inovacijų dėka per šaltąjį karą sparčiai išaugo automobilių gamyba, atsirado pirmieji kompiuteriai, mobilieji telefonai ir kita. Tačiau būtent inovatyvaus požiūrio į ekonomiką ir pritrūko sovietams. Todėl aukštasias technologijas jie buvo priversti pirkti iš vakarų pasaulio, kaip pavyzdžiui sovietai pirko automobilių technologijas iš Fiato ir taip gimė legendinis Moskvyč, kuris tiesiog buvo itališko automobilio sovietinė kopija. Inovatyvių sprendimų pirkimas iš vakarų pasaulio sovietams kainavo brangiai. Ir tol, kol naftos kainos buvo aukštos, žaliavų eksportas atpirkdavo technologijų importą. Tačiau, kaip šio video pradžioje buvo minėta, naftos kainoms kritus, sovietų ekonomikoje prasidėjo suirutė. Minėti faktoriai anksčiau ir vėliau sovietinę nomenklatūrą privedė prie išvados, jog komunizmas kaip santvarka neveikia. Todėl Gorbačiovui pavėluotai teko imtis perestroikos, kuri, kaip istorija parodė, iškart atskleidė Sovietų Sąjungos ydas ir parodė, kad valdžiai suteikus nors šiek tiek laisvės visuomeniai, jos didžioji dalis sieks išsivaduoti iš totalitarinio komunizmo ir siekti demokratinės laisvos rinkos ekonomikos. Tai ir buvo pagrindinė priežastis vertusi komunistų partiją ištisus dešimtmečius išlaikyti griežtą totalitarinį režimą, vykdyti nusikaltimus prieš savo piliečius, kurti lagerius tolimose Sibiro pakraščiuose, užgniaužti privačią iniciatyvą, žodžio laisvę ir taip galiausiai atsilikti nuo laisvojo vakarų pasaulio. Michailo Gorbačiovo pradėta perestroika įvedė ne vien ekonominius, bet ir politinius pokyčius. 1988 metais, birželio mėnesį, Sovietų Sąjungos komunistų partijos suvažiavime, Gorbačiovas pristatė naujas radikalias reformas skirtas sumažinti partijos įtaką valdžios aparatui. Jis pasiūlė, kad šalies vykdomąją valdžią perimtų prezidentas, o įstatymų leidžiamoji valdžia būtų naujo organo Sovietų Sąjungos liaudės deputatų suvažiavimo rankose. Visuotiniai rinkimai į liaudės deputatų suvažiavimą buvo organizuoti 1989 m. kovo-balandžio mėnesiais. Tai buvo pirmieji laisvi rinkimai Sovietų Sąjungoje nuo 1917 metų. Galiausiai 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublika tapo pirmąja buvusią Sovietinę Respubliką, kuri paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Tolimesnis Sovietų Sąjungos demokratizavimas pradėjo kelti nepasitenkinimą tarp komunistų sluoksnių, norėjusių išlaikyti kietąją politiką. Todėl 1991 m. rugpjūčio mėnesį įvyko Maskvos pučas, kuriuo metu kariuomenė nuvertė Gorbačiovo valdžią ir bandė jėga užimti Sovietų Sąjungos politinės įstaigas,
tačiau jiems kelią užkirto Rusijos visuomenė. Dauguma žmonių išėjo į gatves ir pasipriešino sovietiniai kariuomeniai įvykdyti perversmą. Po pučo buvo nušalinti visi karininkai, kurie siekė atstatyti komunizmą, ir iškilo nauja politinė figūra – Borisas Jelcinas, kuris inicijavo demokratinės santvarkos sukūrimo Rusijoje ir Sovietų Sąjungos panaikinimą. Galiausiai 1991 m. gruodžio 8 d. Belovežo girioje susitikę Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos vadovai pasirašė susitarimą, kuriame konstatavo Sovietų Sąjungos likvidavimą ir nepriklausomų valstybių sandraugos įsteigimą.